džiaugsmu ir su tikėjimu, kad po šių įspėktų šį kartą vėl mums pasiseks. Taip ir atsitiko. Jie mums parvežė lauktuvių. Sidabro. Dabar iškirmėjai autobusas privažiuos, atsistos, išsirikiuos, mes toliau tęsime TV3 netrukus trečius. Atstovas viešiesiams ryšiams ir krepšinio komentatorius, mylimas Linas Kunigėlis. Rinktinės administratorius Žydrūnas Vilenčikas. Masažuotojas Aleksejus Peleckiai. Masažuotojas Aidas Buzelis. Kineziterapeutas. Montas. Mantai, tu atidavai visas jėgas, o mes susirinkom tavęs pamasažuoti. Tik ne per daug, jam dar reikės žaisti Žalgiryje. Žiūrėk, jog pas mus ateina Mindaugas Kuzminskas. Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas. Jonas Kazlauskas po šio čempionato pasakė: žiauriai pavargau. Buvo daug darbo, ištisi mėnesiai mąstymo ir galvojimo. Kaip padaryti, kad mes galėtumėm švęsti? Mes prie to pripratę. Jonai, ačiū! Jūs mus pripratinot prie labai gero. Ir mes jau mažiau nebenorim. Mums reikia tiek, o kartais ir dar daugiau. Ačiū! Labai mėgsta futbolą. Artūras Milaknis. Nu, ir žinoma, eilinį kartą pataiko Mantas Kalnietis. Mantai sakė, opa. Kamuolį gauna Linas Kunigėlis. Dar pabandom. Oi. Labai gerai. Premjerė atsiprašom. Taip jau atsitiko. Jonas Valančiūnas. Tai gal galima krepšinio metodais. Bravo. Renaldas Seibutis. Va būtent, jis mėgsta pastebėti tuos, kurie yra nepastebimi. Lukas Lekavičius. Bene daugiausiai jeigu juokų prikrėtęs Antanas Kavaliauskas. Antanai, dabar gal gali eiti kadrą, kaip tu moki. Aš bijočiau, jei nežinočiau, kad tai Antanas. Jis dar ir šaumanas. Galbūt per daug ir per
Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui, mes gerai atspalvinti, kad šiandien laimėsime.